planas kiek pakeisti aplinką, pavažiuoti šiek tiek tolėliau. Pasirinkau važiuoti link Čekijos. Pasižymėjau Čekijos su Lenkijos sieną. Dabar dar liko 500 km su trupučiu. Dviratis supakuotas į bagažinę. Pavažiuosiu iki kol atsigos, nežinau, iki 10-11 ir žiūrėsiu, kur sustosiu. Temu starto finišo vietą, pasiplanuosiu maršrutą ir rytoj ryte startuosiu. Galvoju pavažinėti kokias 4 dienas. Bus matyti, kas gausis. Valandą, maždaug apie 100 km iki Čekijos sienos. Esu šalia Opole miestelio. Čia tokiam parkinge parduotuvė, degalinė. Pasiieškosiu dabar vakarienės, pusryčių rytojui. Rytą atsikėlęs anksti nuvažiuosiu į Opolę, ten kažkur parkinge paliksiu savaitgaliui mašiną. Ir dar šį vakarą prieš einant miegoti pasibraižius maršrutą. Pradėjau žiūrinėti žemėlapį ir galvoju, idėja buvo pasivažinėti kažkur Lenkijos, Čekijos pasieniais, parodysiu, kažkur štai čia, prie Ostravo pasisukinėti ir taip praleistas 4 dienas. Bet žiūriu, gal visai idėja būtų nuvažiuoti ir į Austriją. Iki Vienos yra 400 km. O jeigu jau lankaus Vienai, gal galima apsilankyti, pavyzdžiui, ir Bratislavai, užsukti Slovakiją. Nuo Vienos iki Slovakijos yra mažiau negu 100 km, gaunas 460. Ir tada, sakykim, gal dar pakeliu užsukti Brno. Švis 470 gaunas, o grįžtant iš Slovakijos, pravažiuoti pro Ostravą, gaunas 880 km. Tai pasivažinėjai Lenkijoje, kerti Čekiją, biški Austrijos, biški Slovakijos, vėl Čekija, Lenkija. 880 per 4 dienas. Nežinau, ar čia crazy idėja, bet galvoju, gal taip ir pabandysiu. Dabar reikia pabandyti numigti. Kelsiuos kokią gal 4:30 Lenkijos laiko, 5:30 Lietuvos. Bus geras ankstyvas startas. Dar reikės pavažiuoti 10 km iki nusižiūrėtų parkingo, kur palikti mašiną. Beveik valandą praėjo, kol susirašiau, bet va, dviratis paruoštas, sumonu pirštinės ir judu. Kaip aš šito norėjau, kaip aš šito laukiau. Gal kokias 2-3 valandas pamiegojau, bet pagaliau atėjo mano laikas. Ką tik kirtau sieną, bet nebuvo jokio ženklo, kad į Čekiją įvažiavau. Matau, jau ženklai pasikeitė. Gaila, kad nebuvau ženklo. Dabar reikia pervažiuoti va šitą kalniuką. Nežinau, čia kokie 400 metrų sukėlimą. Nuo jo nusileidus
kilti į dvigubai didesnį. Stabtelėjau kažkur prie kirtimo. Įvažiavus į Čekiją visą laiką tik tai į kalniuką kilau, nebuvo jokių poilsiaviečių kažkur, kur stabtelti. O noriu nusirengti, nes saulė pakilo aukštai. Ir šiltą pradėjo darytis. Reikia pažiūrėti, kiek čia tos šilumos rodo. 17 laipsnių, dar balandį tiek nebuvo. Nu, yra verta kilti į tos kalniukus. Ir čia dar skaityk, neaukštai aš užkilęs kokius 500-600 metrų. Bet labai jau gražu ir čia. Labai gražu. Tai jo, dabar esu 600 metrų aukštį ir reikia dar va šitą kalną pervažiuoti. Čia kažkur apie kilometras aukščiausias taškas. Fainas namuks. Nusileidau dabar į kalną va čia esant miestelį. Truputį pailsės, nes dabar sekantis 10 km bus vėl steps kilims. Į šitą antrą kalniuką kilti kur kas smagiau. Anam buvo nemažai eismo. Šitam pavienes mašinas, jeigu pravažiuoja. Nemažai dviratininkų važinėja. Greičiau kažkaip prikylas. Mažiau įtampus. Čia už kilometro yra jau mano viršūnė. Ir galvojau, kad reikėtų kažkur vandens pasipildyti. Ir opa, šaltinėlis. Tu matai, kaip sekat geriem žmonėm. Tai čia vandens įsipil. Užbaigiu kilti. Ir jau reikės galvoti apie pietus. Turbūt dabar 12 valandą. Esu pravažiavęs 103 km, o kelyje esu 6,5 valandų. Čia aukščiausias šito kalniuko taškas, pro kurį važiuoju. Ir va čia jau leisiuos nuo jo. Čia leidžiantis net neminant virš 60 greitis, tai net šalta pradėjo darytis. Nors dabar yra 22 laipsniai šilumos. Bet vėjas toks šaltoks. Sustojus ant saulės tai net karšta. Labai fainiai, pasilgau šilumos. Kokia graži Mazda. Žvyrkelis, buvau pasilgęs. Čekiją, kai važiavau, tai vien plents buvo. Va ten matos kelelis vingiuoja į kalniuką. Tai va čia tas miestelis, apie kurį galvojau. Tai jeigu aš kavinukę jaučiu pavalgius kažko normaliai, tai troškinuką visai gal būtų gerai. Nu aš nesuprantu. Tipo nieko nėra, kad laukia pavalgyti. Čia vat norėčiau, bet tik vidui. Pasiimsiu kebabą. Jesus Christ. Nežinau, kaip aš po šitą dar pavažiuosiu. Viskas per tą kavinę, kur suoliukų nebuvo laukia.
Šiaip labai skaniai pavalgiau. Aišku, čia turbūt tolimiausias nuo troškinio patiekalas, koks įmanoma. Stengiausi tik tai kuo mažiau padažo kabinti, tai tos labiausiai supadažuotas dalis teko palikti. Dabar visą laiką jaučiu žemyn. Eik, savo kaip tikiuosi, kad taip ir bus. Nu va ir nusileidau. Dabar iki Berno tai maždaug lygumas turėtų būti. Prieš tą miestą dar bus irgi neblogų kalniukų. Bet kokie šiam kilų ramų. Po to kebabą tai jaučiuosi išsidaužęs, jeigu ne. Reikia gal kažkad pardas, kad mineralinį pasiimti, išjudinti skrandį, kad suvirškintų greičiau tą šlamštą. Į tokią mažą parduotuvėlę, aš sakau. Labai mažas pasirinkimas buvo, pasiėmiau fantas ir vandens su magnium ir kalciu. Gal trūksta mineralų, gal padės skrandžiai atsigauti. Ir dar guminukų pasiėmiau. Jau galima važiuoti toliau, dabar jau žiūriu, tuoj vėl prasidės sukilimai. Kaip čia gražiai žydi. Nai. Šiaip žiauriai keista, da užvakar važiavau su žieminė apranga, buvo plius 6 laipsnių, šiandien plius 24 rodo. Prasidėjo vėl kilimai, jaučiu skrandis pradėjo vėl gerai veikti, suvirškina tą mano klaidą. Šį kartą kilimai įdomesni per žvyrkelius, visai faini. Tai dabar iki Berno kilsiu ir pažiūrėjau, kad kažkur apie 203 kilų bus, kai dar būsiu kalne, o kai nusileisiu iškart į miestą. Ir jau gali būti, kad bus sunku rasti, kur prigulti, miegoti. Tai gal reikia likti ant kalno. Kas labai fainai, tai kol kas bent jau Komuts padarė tikrai įdomų maršrutą, gražios vietos, įdomus keliukai, nebuvo kažkokių labai kliurkų. Liuks Komutui respektas. Va čia kaip miegočiau, jeigu būtų kokiam 4 valandom vėliau. Jau kurį laiką vis pasižiūriu telefoną ir randu jį visiškai be ryšio. Dabar prisiminiau, kad žemėlapį buvo pažymėta viena atkarpa, kur važiuosiu per karinę teritoriją. Tai tikriausiai
Dėl to nėra čia ryšį. Negi man taip pasisekė. Pabandyti reikia. Hell yeah. Wow. Oh yeah. Situacija tokia, kad aš praktiškai nebeturėjau vandens ir parduotuvės šiandien jau nebedirba, nes tarptautinė darbo diena. Antrą kartą išsigelbėjau šiandien su vandeniu. Wow. Tikiuosi, va taip pat seksis ir su nakvynės vieta. Čia saulė labai gražiai nusileido, visas dangus raudonas. Kamerai turbūt nepersiteikė tą spalvą, bet wow, kaip atrodo. O čia koks irgi siurprizas. Visiška pilnatis. Nu, nice. Su oru tai wow, kaip kol kas sekas. Situacija tokia, buvau nusižiūrėjęs tokia pavėsinė, tai va čia apačioje yra. Bet atvažiavau, žiūriu, 2 hamakai joje kabo, tai netrukdys žmonių. Pavažiavau čia biškį porą šimtų metrų ant tokio kalniuko nuo šaliai pasilipau ir čia visai atrodo fainai lygi vieta. Tai čia pasiklosiu savo mėgmaišį ir bandysiu eiti miegoti. Be 15:05 pradėt šviesti. Reikia keltis, raštis. Man parodys, kaip aš čia miegojau, tai visų pirma, pukinę strikę esu apsimovęs, tada pukins miegmaišis ir bivis. Bivis tai yra toks papildomas sluoksnis, kuris padeda miegmaišį išlaikyti švarų, sausą, bei šiek tiek šilumos duoda. Dažniausiai su biviais būna problema, kad kaupiasi kondensatas ir negali ilgai miegoti, sušlampa vidai. Bet va šitas kažkaip gerai laik, kiek čia 5 valandas, net daugiau prabuvau sausą būdau. Vietoj pagalvius naudojau savo tailbagą. Susiruošiau visai prašvito, kiek čia dabar tų valandų. 5:21, tai per pusvalandį maždaug susiruošiau. Visai normaliai. Dabar rodo 3 laipsnius šilumos. Mačiau tam namėlį, vis dar hamakai tebėra. Bet gal ir gerai, aš ten labai gerai iš tikrųjų išsimiegojau. Turbūt namėlį prie gatvės gal biškį būčiau jautriau miegojęs, ne taip giliai, kaip kad ten pasislėps miškį. Jeigu dar buvau ne visiškai išsibudinęs, kol susidėjau daiktus, tai tas šaltis leidžiantis nuo kalniuko jau išbudino galutinai. Nusileidau nuo kalno. Ir dabar, jeigu gerai pamenu, tai čia palei upę turėčiau važiuoti visą kelią iki Berno. Saulė atsiranda. Jee. Tuoj bus šilta. Aš čia taip minu jau kurį laiką. Ir čia žiūriu visokie metro ar panašiai. Tai dabar tokia mintis aš jaučiu jau Berne. Reikia stabtelti pasižiūrėti, kur papusryčiauti. Čia va tiesiai ir centras. Ir kažkur šalia turėtų būti parduotuvė, katrai atsidarys už 20 minučių. Tai pasiėmiau pusryčiams šokoladinio pieno ir picučių dar šiltos. O į kėdom pasiėmiau mano karučių, porą vatką, kolos, tavanės.
Tai reik neždinti iš miesto nieko, čia įdomaus, daug mašinų, daug šviesoforų. Didelis miestas. Viena už 100 PM, o Austrija 70. Nuo Berno tai praktiškai visą laiką važiuoju dviračių takais. Dabar kažkur 10 km iki Austrijos sienos lieka. Tokia nesudėtinga diena. Smagiai važiuoja. Ir vėl nebuvo ženklo, kad įvažiavau į Austriją. Bet jo, kirtau tiltą ir jau žiūriu visi ženklai nebe čekiški. Dabar rodo 26 laipsnių šilumos. Žiauriai karšta. Gal čia bus kokia kavinukė, būtų fainai pavalgyti. Dabar pusė 1. O, atrodo, kažkas dirba. Am I lucky? Tikėjaus kokį troškinuką pasiimti, bet neturėjau. Buvo tik tai sultiniai ir šniceliai. Tai pasiėmiau šnicelį. Paragausiu austriško nealkoholinio alaus. Tikrai labai skaniai pavalgiau, ir nors atrodo, kad ten žiauriai daug tų šnicelių, bet savijaut pavalgius tai labai gerai. Bent jau kol kas įvažiuosiu por kalniukų, tada bus matyti. Bet kol kas atrodo gerai. Ką imu pastebėti, kad čia beveik visos miesteliuose yra vandens šaltinėlių. Labai fainai. Kol važiavau Čekijoj, prasilenkiau su daug dviratininkų, su visais sveikinos, rankytę kilnojau. Atsakydavo man gal kokie 40% pasisveikinimų. Austrijoje ne tik, kad visi dviratininkai sveikinas, bet ir šiaip žmonės parkelėse sėdi, pravažiuoja, galvą palinksi, hi, hello.
viena pasiekta. Varau link centro, pasižvalgysiu. Bet tikrai neužsibūsiu. Gal kokį ledą reiks suvalgyti, labai norėčiau ledą. Vau, koks didelis miestas. Labai gražus, bet toks didelis. Pavargau, kol nusigavau iki centro. Dar reikės išvažiuoti. Bet kol kas atsigersiu kavos, pavalgysiu štrudelio. Įvažiavau čia į tokį dviračių taką ir dabar panašu, kad ilgai jame ir laikysiuos. Tai galima važiuoti, nors nes šiaip pačiam mieste šviesofors ant šviesoforo, šviesofors ant šviesoforo. Labai išvargino tas pasivažinėjimas po miestą. Bet verta, labai gražus. Aš su tai saulėlydžiais negaliu. Lydaus visą laiką. Buvau sustojęs pažiūrėti biškį, kokia situacija su miego lokacijom nusimato. Tai kaip ir matau kažkokį įvažiavimą į miškelį, kur gal išeis vėl pasitiesti miegmaišį. 40 km iki jo. Jeigu ne, tai tada teks judėti per Bratislavą ir į naktį traukti. Dabar ir 200, tai 240 būtų pats tas. Nu, vienas tai va taip varau tokiu keliu. Žiauriai, neįdomus labai nuobodus. Jaučiu nei 1 metrą nesukilau, tiesiog tiesia linija. Įvarau. Žiūrėjau, čia tokia pritikę ant Dunojaus krantą, bet nežinau, atrodo sketčiai galbūt tokia populiari vieta atrodo. Geriau pavažiuosiu, nusižins dar vien pievelę, kur žvejai turbūt man lanka. Bratislava kitoje upės pusėje, o aš ir vėl tokį patį aikštelę kaip ir ten. Nežinau, bandysiu pamiegoti čia. Galvoju, jeigu dabar 11 valandą nieks čia nėra, tai gal nieks ir neteis. Radau kitą vietą, žodžiu galvoju, paeisiu dar į miškelį. Turiu kažkokių dobiliukų, pamiegosiu. Kas svarbiausia, tai kad čia tikrai nieks neteis ir biškį tyliau, nes nuo miesto triukšmas tai vapas dalis. Čia atrodo gerai. Tai okei, tada labanakti. Kirtaus.